vardas yra Steven. Kartą, kai man buvo 4 metai, važinėdamas savo triračiu buvau užsukęs pas kaimynus ir tuomet mano brolis mane pakvietė, nes visa šeima turėjome važiuoti į parduotuvę. Aš labai apsidžiaugiau ir pradėjau triračiu skubiai važiuoti link namų pas tėvus. Išvažiavau į gatvę ir nepamačiau gatve atvažiuojančio automobilio. Automobilis partrenkė mane ir aš atsidūriau po jo ratais kartu su triračiu. Ir ką tuo momentu prisimenu, kad aplinkui staiga pasidarė labai tamsu. Priešais save pamačiau kažkokias šviesias būtybės, kurios buvo panašios į žmones, ir jos buvo su labai baltais veidais, ir mane pradėjo traukti prie šių būtybių. Mes pradėjome telepatiškai bendrauti, ir aš išvydau kitą pasaulį. Aš akimirksniu supratau, kad šiame pasaulyje yra tik taika, nėra jokios neapykantos, nėra jokio blogio, nėra skausmo, ir aš labai panorau vykti ten. Dabar tą pasaulį aš galėčiau pavadinti tuo, ką mes bandome vadinti dangumi. Ir tada suvokiau, kad aš buvau ne savo kūne, tačiau būtybė esanti arčiausiai manęs man pasakė, kad kol kas dar ne mano laikas ir man reiktų grįžti atgal. Ir tada toji būtybė man pasakė: Steven, palenk savo galvą žemyn, nebijok, viskas bus tikrai gerai. Aš palenkiau galvą ir atsimenu, atsigavau ligoninėje tarp aplink mane esančių žaislų. Ir savo pasakojime pasuksiu laiką pirmyn, kai man jau sukako 33 metai. Aš vairavau savo automobilį, važiavau gan greitai, apie 130 km/h greičiu. Manevruodamas aš praradau automobilio kontrolę ir jis nuslydo ir atsitrenkė į telefono stulpą. Aš praradau sąmonę ir tik atsimenu, kad mane vežė į operacinę. Aš labai susinervinau bei išsigandau. Aš netgi norėjau pabėgti iš operacinės, tačiau netikėtai pastebėjau, kad mane apgaubė kažkokia labai rami energija bei saugumo jausmas. Ir kažkoks balsas pasakė: nebijok, viskas bus gerai. Aš akimirksniu nusiraminau ir supratau, kad su manimi nieko blogo nenutiks. Priešais save pamačiau labai šviesią būtybę ir tai buvo ta pati būtybė, kuri bendravo su manimi, kai man buvo 4 metai. Aš bendravau su šia būtybe, o operacijos metu kažkas atsitiko mano smegenyse ir mano galvoje atsirado naujos žinios. Žinios apie kvantų mechaniką, apie energetiką. Taigi buvo toks įspūdis, kad aš turiu prieigą prie kažkokių išskirtinių žinių. Taigi ši būtybė man parodė kažkokią erdvę ir pasakė, jog tai yra tarsi kūrinijos kopija. Mes buvome kvantų lauke. Ji pasakė, kad visi gyvi padarai turi kvantų kopiją šiame lauke. Ir visos būtybės visada turi prieigą prie šio kvantinio lauko tam, kad pagytų fiziškai arba emociškai. Taigi tas kvantų laukas yra kaip mūsų atspindys sudarytas iš meilės ir mes iš ten atėjome į šitą pasaulį. Mes esame, galima taip būtų sakyti, tarsi kompiuterinis failas šiame kūne. Po to aš atsidūriau kažkokio milžiniško rato centre, kuriame buvo gryna meilė, ir toji meilė pradėjo man pasakoti, kaip mes, kaip sielos, siunčiame savo energiją į žemę tam, kad patirtume šią realybę. Man parodė, kad iš manęs išeina energija ir eina iki rato ribų, ir po to grįžta atgal. Man buvo toks įspūdis, kad iš manęs išeina energijos dalis ir ji praeina pro mano kūną ir grįžta atgal. O aplink ratą buvo tarsi daugybė ekranų
Ir kaip supratau, visi tie ekranai buvo mūsų įvairios patirtys, mūsų gyvenimai bei mūsų prisiminimai. Man pasakė, kad aš bet kuriuo momentu, bet kada galiu pasiekti bet kokį prisiminimą iš savo gyvenimo ir galiu integruoti į savo egzistenciją tam, kad augčiau, kad tobulėčiau bei priartėčiau prie savo tikro kelio. Po to toji būtybė papasakojo apie mūsų žmogaus nervų sistemą ir kad mūsų sąmonė valdo mūsų kūną ir prisimenu tokią analogiją, kad mūsų sąmonė yra tarsi kompiuterio operacinė sistema, o pasąmonė yra kaip kietas diskas, kuriame įrašytos visos programos. Taip pat man papasakojo apie kvantų mechaniką, apie kvantų susiejimą, kaip mes galime su savo energija sąveikauti su kitomis energijomis, nepriklausomai nuo atstumo. Noriu pabrėžti, kad aš niekada nestudijavau jokiame universitete ir anksčiau nesidomėjau tokiais dalykais. Tad, kai aš pradedu pasakoti apie tokius dalykus, žmonės žiūri į mane tikrai keistai, nesuprasdami, iš kur pas mane ateina šios žinios. Aš juk dirbau parduotuvėje, vadybininku. Pajutau, jog po to įvykio manyje atsirado kažkokia didžiulė energija ir ji man nedavė ramybės. Aš pradėjau lankyti skirtingas bažnyčias, pradėjau kalbėti su žmonėmis ieškodamas Dievo, tačiau aš supratau, kad ieškau Dievo kažkur už savęs, už savo ribų, o iš tikrųjų reikėjo ieškoti Dievo savo viduje. Taigi galiu pasakyti, kad aš jokio Dievo bažnyčioje nesuradau, ten jo tikrai nėra. Aš suvokiau, kad visos religijos iš tikrųjų yra vienodos ir visas religijas sukūrė patys žmonės. Man grįžus iš anapus po operacijos manyje prasidėjo ir kiti įvykiai. Aš pradėjau matyti įvairius siluetus aplink save ir jie buvo kai kurie šviesesni, kai kurie tamsesni ir jie bandė bendrauti su manimi ir aš niekaip negalėjau sustabdyti to bendravimo. Visa tai man kėlė didelį stresą ir taip pat buvo fiziškai labai nejauku. Iš pradžių aš labai išsigandau ir po to supratau, kad šie siluetai yra projekcijos iš to kvantinio lauko. Ir kaip supratau, kad visos gyvos būtybės kartu sukuria tą kvantinį lauką ir tame lauke mes esame visi kartu susijungę. Mes visi esame visi tarpusavyje susiję. Aš suvokiau, kad reikia atsisakyti visokių neigiamų minčių, atsisakyti neapykantos savo. Ir pastebėjau, kai prisiėmiau atsakomybę už savo vidinę būseną, man pasidarė žymiai geriau, daug lengviau ir aš nusiraminau. Mūsų egzistencija Žemėje yra nuostabi patirtis ir kiekvienas gyvas padaras yra viso ko šaltinio dalis ir mes visi kylame iš to paties šaltinio. Taigi yra labai svarbu, kaip mes elgiamės su kitais, nes mes visi esame viename, todėl mūsų elgesys su kitais paveikia ir mus. Anapus iš tikrųjų visi yra kaip vienas ir nėra jokio atskyrimo arba atskirties vienas nuo kito.